Tai sveiki sugrįžę į mūsų svajonių namo betono stiklainio statybas Lipniai stato, kur vėlgi aš stoviu vietoje, kurios absoliutiškai nesuprantu. Šiandien sužinojau paklausus Mindaugo, kad pasirodo namui, jeigu jisai nėra kažkur labai aukštai, mane Mindaugas pataisys, jeigu aš klystu, reikia daryti drenažą. Nu, nežinau, kiek moterų žinojo šitą dalyką, gal daug ir vyrų nežinau. Gal papildys aš tave, kad taip paprasta kalba sakant, statant namą reikia pagalvoti, kur nubėgs visas lietaus vanduo, nes lyja pas mus Lietuvoje, dažnai lyja, ne? Sninga taip pat ir kai viskas tirpsta, jeigu tu nepagalvosi, kur viskas nubėgs nuo namo, tai tada viskas, žinai, kur bėgs. Kažkaip kaip ir mes dabar gyvenam, ten prastas drenažas, ne? Ar ten nėra to? Ne, ten šokiau padarytas drenažas. O kodėl ten taip? Tiesiog to vandens tiek daug gal nėra padarytas jis idealiai. Dėl to ir turim čia pagalvoti, kad nebūtų taip, kad tipo, kaip ir yra drenažas, bet stovi pelkiai. Tai kad tų pelkių nebūtų, reikia pagalvoti, kaip tas vanduo ir kur jis nubėgs. Šitą reikės pataisyti. Pala, ant čia užkibę. Va, aš atkabinau. O gal čia taip yra? Ką? Nežinau. Tai žodžiu, dabar kas čia yra padaryta ir ką čia dabar darys toliau jie visi? Nu tai va, jeigu tu pastebėjai, mūsų namas yra tokioj pakalniai. Kai lis stiprus lietus, viskas nuo tos gatvės eis link mūsų. Tai mums, žinai, reikia pagalvoti ne tik apie mūsų tą teritoriją, bet ir gaunantį visą vandenį nuo viršaus. Todėl pamatęs projektą, aš paklausiu, kiekgi atlaikys to vandens. Tai bus įprojektuota 20 minučių intensyvaus lietaus, o jeigu lis, pavyzdžiui, valandą intensyviai, tai tas vanduo gali kilti. Todėl susitikęs su rangovu, kurį jau išsirinkom ir susitarėm. Kas rangovas? Nu, žodžiu, rangovas. Sužinojai. Tai mes truputėlį tą projektą patobulinam, kad įleist papildomus šulinius ir to vandens galėtų subėgti daugiau. O kodėl prieš tai projektą buvo taip taupant pinigus? Ne, tiesiog projektuotojai atrodo, kad pakanka 20 minučių intensyvaus lietaus. Jo, Lietuvoje tai tikrai toks vaizdas, kad Tenerifėje gyvenam. Tai čia dabar, kur stovim, čia bus kasama 4 metrų skersmens duobė. Tai va, ir kai jis kas dabar buvo atvažiavęs, biškai net pergyvena, sako, kaip čia su tais medžiais, žinai, kad irgi reikia atsargiai kasti, kad nepažeis medžių. Tai va, ir visas tas vanduo bus nuvedamas čia, aplink namą bus sudėti vamzdžiai, kurie surinks vandenį ir nuveš čia. Tai žodžiu, dabar sekantis etapas, apie kurį mes čia šnekam, 5 epizodė ir bus tas artimiausias, kokie bus darbai, tai bus vamzdžiai drenažas, o po to jau bus žemių užvertimas. O po to jo, mes kai viską sutiesim, visas tas žemės, jau suformuosim tą galutinį vaizdą, kaip viskas atrodys. Nuokalne, aplink namą, čia reikės atvežti daug smėlio, grunto. Man tai jau toksai prasideda, žinotas, kai būna norėjimas kažką jau tvarkyti, kurti, tai vaikštom aplink namą ir man kaip moteriai, nesuprantant šitų drenažų, noris eiti jau šiukšlės kažkokias rinkti. Biškį jau po truputį tas ateina jausmas, kad čia mūsų, kad jau mes čia kažką tai darysim, pavyzdžiui, gyvensim. Ir toksai noras kažkokias jau pagalius, šiukšlės surinkti, jau tvarkyti mane, jau žinai, čiuos taip grįžti namo ir nori susitvarkyti. Ir, pavyzdžiui, žiūrint į šitą mišką, taip nori tą mišką sutvarkyti. Valysim tą mišką irgi. Tai bus faina. Bet iš tikrųjų gerai mąstai, nes, pavyzdžiui, kai mes viską žemėm, žodžiu, sutvarkysim tą visą amplypą, tai sekantis žingsnis būtų, kol vyks namo statybos, paraleliai ir aplinką nusimatyti, kur augalus tokius, pavyzdžiui, kokių medžių pasisodinti, tada jie, žinai, ir prigytų. Arba svajonių sodai vėl padės. Tai taip, reikia iš anksto galvoti, kad nebūtų kaip su šitu katilinė. Ar kokią katilinę. Tai mes atvažiavom šį kartą su vaikais, kurie laukia mašinų, nes yra šalta, tai mes jų nešaldom, bet pagalvojom, kad labai smagu būtų jiem parodyti, kiek yra padaryta, nes jie lankosi čia pakankamai retai. Ir kai atvažiuoja, laiką tikrai būna toksai didelis pokytis. Tai einam iš mašinos, ištrauksim 3 vaikus, 2 šunis ir eisime pasivaikščioti po mūsų būsimus namus. Tu paskutinį kartą buvai, aš dabar galvoju. Kada mes lipom per tą. O jūs nematėt, kai buvo 2 aukštas? Aš tai Nori pažiūrėti? Aš tai mačiau. Ir 2 aukštas ir baseiną jau padarė. O baseino nematė dar? Ne. Kokį?
Einam, pažiūrėsim. O dieve, ne. Kaula, kokie? Jie nešoks. Nu, patys. baisu, nu. Taip. Ateikit, davai, ant rankyčių. Ateikit. Tai žiūrėkit, Hebra, žinot, kur mes čia esam? Mes čia esam mūsų garaže. Čia studijos mašinos. Taip. Kaip jums garažo dydis? Manau, kad jums 3 mašinos. Nu, tavo keturatis. Ir Keturatis tilps, jo. Mano daiktai. Tavo daiktai. Jo, tavo nagai, visi lūpdažiai galės garaže būti. Tai va. Tai galim parodyti, čia žiūrėkit, grįšim su mašinom ir tada čia bus mamos slaptas kambariukas. Norit pažiūrėti, kaip atrodys? Einam. Tai čia žiūrėkit, kai grįšim, mama iš parduotuvės su jum, čia gausit padėti maišus, sudėti slovikėlis, visokius konservus. Sakysiu, vaikai iškraunat maišus, Taip. tai va čia reikės iškrauti. Taip. Čia nunešt maišus, va čia va sudėti visokius. Nedėsime batus, va čia. Ne, Ne. batus čia nedėsime. Batus dėsime koridoriui. O toliau čia žiūrėkit, eisit ir čia jau bus virtuvė. Čia dėsit kas iš šaldytuvo. Ir įsivaizduokit, kad mamytė čia nais atstovės kukins, va, Darys viską, valgyti. čia bus sala, čia visur bus langas, stiklas. Įsivaizduojat, va čia va visur. Rimtai. Taip, visur Taip. langas. Čia nebebus sienos. Aš galvoju, kad čia siena dės. Ne. Ne, nebus sienų, mes gyvensim be sienų, gyvensim stiklainyje. Kaip akvariume, kaip žuvytės. O kokios starumas stiklas? Tokio. Taip va šitas va. Storesnis. Labai stiprus. Kaip du šitie. Tokio. Labai daug kainuos tas stiklas. Žodžiu, čia nais, man atrodo, čia maždaug minė bus valgomojo stalas, ne? Valgomas stalas bus, tiksliai galiu pasakyti, va čia va. O va čia nais, žiūrėkit, va čia va, bus įėjimas kaulą, eina į tualetą svečių. Einam į svečių tualetą, pasižiūrėsit, koks į svečių tualetas. Tai va, dabar, kur Herkus stovi, ten įsiu kakų darysit. Čia tokiam kampe. Nu, aš galvoju, čia reikės padaryti tokį karališką tualetą, va čia kokį nors stalą, kompiuterį pastatyti, televizorių pakabinti, sėdi savo ir, žodžiu, čilinė. Kaip galvojat? Nu, pakrovėjų, tai tikrai vietą numatyti. Pakrovėjam daug vietos ten, Taip. užkandžių. Man čia toks yra, va ten va tie šalis tokia, nu, švelnus ir dar čia toks kampas. Nu, o čia nais, kur švelnus tas kampas, tenais bus kriauklė, aš įsivaizduoju tokį veidrodį apšviestą su LED iš kitos pusės, ne, įsivaizduoju minė. Nes va čia nais viršui vaikai bus toksai langas apvalus. Jo, galėsi kapoti į dangų žiūrėti. Rimtai? Skaičiuo žvaigždės. Tai vaikai, kaip galvojat, kur mes dabar čia stovim? Vat kas čia per vieta? Čia nežinau, bet žinau, kad va ten va yra. Kas čia yra? Kas ten bus? Nu, ten bus baseinas, o čia mes galėsime ten sėdėti. Ne. Ne? Ne, neatspėjai dabar tavo spėjimas, Emilija, kas čia galėtų būti? Pavėsinė? Nu, apie tai, kas čia galėtų būti? Neįsivaizduoju. Gerai, o kaip mes pateksim į savo pirmą aukštą, kur mes miegosim? Ai, žinau. Laiptai. Exactly. Su kuriais mes leisimės apačion į miegamuosius, o į viršų bus tėčio tvirtovė darbo kambarys, kur jisai dirbs ir užsidirbs milijonus. O kur, va čia bus tas į viršų dar? Nu taip, tai čia bus į apačią laiptai ir bus į viršų laiptai. Į trečią aukštą. Ai, tėtis matys, kas daro. Visą matys. O kur atspėkit bus šitas įėjimas į namus? Vat garažas. Ne? Nu, svečiai tai neis pro garažą. Ir mes Va pareik. čia. Čia bus durys į mūsų namus. Laida klausimėlis. Kaip jūs galvojat, kas va čia gali nuo lubų kabėti? Lempa. Ne. Patricija? Žinau, supynės. Ne. Židinys gal? O kur mal? Norėtumėt židinį ar ne? kamera. Nes aš galvoju, kad nereikia, o tėtis galvoja, kad reikia. Kas yra tim, kad nereikia? Kas yra komandai, kad reikia? Aš dar iki galo irgi dabar iš tikrųjų atvarai nusprendęs dėl židinio, nes dujinio židinio iš pradžių planavau, kad bus dujom židinys, bet dujom vėl techniškai rengti sudėtinga, nes tada gali, jeigu dujų nuotėkis, tada tos dujos, žinai, kai bus protingas namas, pasklis po visą namą dėl rekuperatoriaus, tai dar variantas dėti tada, jeigu ne dujų, tą bio židinį.
bet irgi nežinau, kiek tai netikra, nežinau. O malkom tai kaip dabar turi malkom, Ne, tai vargas. nelabai pasteisina, nes greit ir sudega, ir aišku, fainai, kai spraksi tą, bet realiai tai Tik interjero detalė. nekuriamės. Tai reikia pagalvoti, ar šis daryti. O tas čia nebus po kiekvieną durį, ar čia bus... Čia iš vis nebus durų, mes čia be durų busim. Čia kambarys be durų. Gerai. Mes Sėdėsim. sėdėsim, va taip ir žiūrėsim per langą. Ir nebus teliko šitose namuose. Tai? Ne, mes nusprendėm, kad mūsų šeima atsisako televizoriaus ir mes žiūrėsim į gamtą. Rimtai. O kas tau negerai, gal čia langas į gamtą? Čia rimtai, mama? Nu taip, o kam tas telikas? Reikia, nu mes turim visą šeimą telefonus. Staupysim porą tūkstančių. Kas už teliką? Žuolė tu mano. Nu ir žiūrėkit dabar, įdomiausia jums dalis. Pool party, kur darysim pool party. Ne tokio aukščio bus baseinas? Čia bus išėjimas į terasą. Tėti paaiškina. Tai čia bus įėjimas, va čia atsidarys stūmnomos duris ir mes iš karto galėsim įti terasą. Ir matote, kokio dydžio baseinas bus? O čia tokio aukščio bus? Taip. Tokio aukščio? Ne, tai jis bus tokio aukščio. Čia tokio didumo baseinas. Tokio didumo jisai. Įsivaizduojat? Ten tai bus gilis. Bet čia Man tai jis nebus- atrodo ilgesnis nei Tenerife pažilino, ne? Jo. Jisai 9 metrų ir yra ilgesnis, ten 8 metrų. Kas bus ten po to apačio baseino? Ten bus katilinė, kur bus visokie ten gal valymo įrenginiai, kažkokie kaip šildymo. Baseino. O kaip mes po apačio ten? Ten bus Va ten, kitos žiūrėkit, durys. matot, eisim į apačią, parodysiu, kur bus įėjimas ir galėsim įti tą kambariuką. Einam? O šitos skylės nebebus? Nebebus, Ne. viską uždeng žemėm. Saugu bus. Galėsi čia vaikščioti, čia nebus tokios duobės. Ir jūs realiai iš tos terasos galėsit nueiti ir ten, kur įėjimas yra, ir ten, kur garažas. Nu čia visur bus užpilta Mes žemė. galėtume netgi... Nu tik čia nebus užpilta. Nu. Rimtai, ai, nu jo. Va čia ką mato dabar pilko, va ta apačia, čia bus žemė ir tada mes įeisim į namus. Kaip tik man bus šis. Tai realiai pagal dydį, kad suprasime, kažkur va čia bus mūsų vartai. Va toks. Čia. Taip. O palauk, čia automatiniai vartai. Nu taip, atsidarys čia tas žiedelis, kur stovi. Kalna. Toks atstumas nuo to kaimų. Nu, normaliai visą, ne? Vaikai, kaip galvojat, kas čia per kambariukas? Aš žinau. Kas? Čia bus tualetas. Vonia, va čia bus prie lango. Dušas. Taip. Sekantis kambarys. Tėvų kambarys. Taip. Na ir kas mėgos pačiam pirmam kambarį prie tėvų? Tėvų. Oi, Emilija. Emilija? Ai. Tada sekantis kambarys kieno? Patrucijos. Patricijos lipniutės. O tada kambarys kieno toliausiai nuo tėvukų? Herkus lipnius. Herkau, tau reikės ilgai eiti pas tėtį. Ne taip ilgai. Nieko, gal po 2 metų nebeteidinės. Nebesapnuos baisių sapnų. Koks čia bus kambarys pats paskutinis? Aš žinau, kas čia bus. Aš žinau, žaidimų kambarys. Taip, kas ten mėgos? Draugai, jeigu atvažiuos nakvoti, taip. Bus sova išleidžiama. Močiutė, senelis. Taip, bus apatinis televizorius, žodžiu, toks gimumas. Ir čia bus šitas duris, per kurias galėsit išeiti į lauką. Jo. Rimtai, čia bus durys? Kur čia galėsi išeiti? Jo. Aš nežinau. Čia bus jūsų kiemelis. Galėsiu ateiti ten. Galėsi, ką ten darysi. Žaisit žaidimus, gal kažkokius mišką įsitvarkyt. Ir Eglė labai graži. Nu, galėsim papuošti per kalėdas tą eglę, kitą eglę. Žiūrėkit, Patricija savo kambarį. Kur tavo lova, Patricija, norėtum, kad stovėtų? Tiksliau, šiaip yra suprojektuota, žinai kur? Tai vadinai ten taip ir yra. kampe tavo lova stovės, o Mindė, kiek čia metrų yra tas? Ne, neįmanoma, nes kitaip suprojektuota. ten lova kampe Jo, suprojektuota. lova čia. Taip. Čia bus tavo staliukas, vat kur stovi. O va ten po to spinta. Kai įeini po dešinę spintą, po kairę lovą, o čia bus staliukas. Mano stalčiai bus. Garažė, kur. Tiek daiktų netilps tavo kambarį. Gausim atsirušiuoti. Nu, vaikai, dabar einam, žinot kur? Dabar einam po baseinu. Taip. Žiūrėkit, Įdomu. čia nais bus laiptai.
į viršų. Jūs išeisit pro apačią ir galėsit laiptais užlipti baseiną. Ir į namus įeit per tenais. Kava tam bus baseina. Čia va laiptai. Iki baseino? Taip. Į terasą. Tai baseinas bus tokio gilio. Nu, ne tokio gilio. Čia po apačią bus kambariukas, tėtis gali paaiškinti, kas čia Einam bus parodysiu apačioj. kokią gilę. Einam vidų. Žiūrėk, ne, čia užsidės virš mūsų toks kaip stogelis. Ir vat, virš to stogo bus visas baseino vanduo. aš norėčiau- O čia, va, kur mes esam, jau vaikai, tai čia bus visa vat, baseino įranga, katilinė. Aš norėčiau, kad čia bus stiklas. Tau įdomu. Bet šoks tik ir su... Koks stiklas, tai buvo virš mūsų. Ai, Kad nebus į ką bet žiūrėti, įsivaizduoji, ką pavyzdžiui, va, kur čia buvo suprojektuotas kažkoks stiklas baseino? Va čia kažkur, ne? Jo, rutulys. Čia langas. buvo Rutulys. Ir gali pamatyti belę ką. Tai nesąmonė. Palauk, čia kaip eina, tai kažkur šone, tai aš išėmiau to langą. Nu jo, bet ir kainavo daug ir kam čia reikia. Nu šunim kaip čia patinka, žiūrėk, kiek čia uostinėja viską. Ant ledo? Ant ledo kokis čia žinėja. Tai va, vaikai, kad važiuos kitą kartą, bus labai įdomu, jau bus šitas baseinas padarytas. Įsivaizduoji? Taip, bus užpilta tikriausiai. Jo, kažkaip su jumis nevažinėjom čia kiekvieną kartą, gal aišku, kai bus šilčiau, galėsim dažniau atvažiuoti. Vasarą. Pats įdomumas iš tikrųjų, žinot, kada prasidės. Tada, kada jau bus langai. Nu tai ką norit pasakyti? Labai patinka man šitas namas. Patinka namas, nori čia gyventi? Taip. O tu, Patricija? Taip. O tu, Emilija? Taip. Aš irgi noriu iš tiesų pasakant čia gyventi, nes kai atvažiuoji, Kaip čia ramu? geriau jautiesi. Kaip girdit, ramu čia? Jarkus jau beveik užmigo, kaip čia ramu ir gera. Kažkaip vis tiek šita vieta turi kažkokį tai... Savo. Nu, bet kažką tokio turi, savo tokią kažkokią vataurą, kad atvažiuoji ir čia kažkaip taip jauku. Nu, nežinau, man taip nedažnai būna, kad atvažiuoji ir va taip, nu, nebent Tenerifė, aš taip jaučiu. Kad atvažiuoji ir tiesiog gera. Tai jo, tai va šita vieta tokia yra, kad tie miškai, čia yra regioninis parkas. Labai yra. ramu. Gyveni mieste, bet jau tas kaip kaime. Nu, tai va, tai žiūrėkit ir toliau mūsų epizodus. Kitą kartą jau bus tikrai didesnis pokytis ir galėsime pavaikščioti ne tarp metalų, o jau Tarp sienų. sienų. Ant ledo. Tėtis čia vos nenukrito. Jo.